nuo 1864 iki 1904. Įsiminti šį laikotarpį turi visi. Ką reiškia šios datos, kas tada įvyko? Neįtikėtini dalykai Lietuvoje atsitiko. Rusijos imperijos parodytos špygos, užimtos spausdinti lietuviškai knygos. Knygos? Ne tik visų lietuviškų leidinių. Negalėjom net užsieniai spausdinti jų. Tuo siekta lietuvius priartinti prie rusų, gražankai įvesti į raštą mūsų rusiškais rašmenimis lotyniškas raides. Pagal įstatymą tada turėjome rašyti. Siaubas, tai galima. Baisus vandalizmas. Taip, kai Lietuvoje prasidėjo rusicizmas net 40 metų, tęsis visą tai. Knygos, kalendoriai ir laikraščiai. Ir taip atsirado knyginešiai, slaptosios mokyklos ir dar aktoriai. Ta masiškai priešinos atkaklus lietuviai. Be jų mūsų raštas jau būtų pražuvęs. Jie privertė šį kvailą draudimą panaikinti ir lietuvišką raštą atgal sugrąžinti. Kam turime dėkoti, kad baigės rašto kančios? Jurgiui Bieliniui, Motiejui Valančiui ir daugelį kitų. Visų nesuminėsim. Bet sako šitą turtą šventai jam pažadėsim.